Gerai, taip. Gerai, tai tada pradėkime. Guterešas prisijungs ir gali būti taip, kad tikrai spaus Lietuvą švelninti tas sankcijas Baltarusijai. Kaip atlaikysite šį spaudimą? Pirmiausia, man atrodo, pats klausimas keliamas truputį neteisingai. Tartum, Lietuva čia yra viena prieš visus. Iš tikrųjų, ir šiandien štai koordinacinėme susitikime su Baltijos šalių lyderiais ir Šiaurės šalių lyderiais aš iškėliau šitą klausimą ir aš matau, kad kolegos palaiko, nes mes įvedėme sankcijas siekdami labai aiškių tikslų. Tos sankcijos buvo įvestos tam, kad šitie abu režimai jaustų tam tikras pasekmes savo veiksmų ir pirmiausia karo Ukrainoje. Žinoma, Baltarusijos atveju kalbame dar ir apie kitus dalykus, ir apie lėktuvo nuvarimą, ir apie nelegalią migraciją. Ir pasakykite, prašau, kas atsitiko pozityvaus, kad tas sankcijas galima būtų sušvelninti. Nieko, tik tai situacija dar labiau pablogėjo, nes Baltarusijos režimas tapo dar labiau talkinantis Rusijai šiame kare. Ar galbūt politiniai kaliniai buvo paleisti iš kalėjimo? Nebuvo. Reiškia, mes turime nesudaryti galimybių švęsti pergalę šitoms dviem diktatoriškoms valstybėms, švelnindami savo sankcijas. Šiandien aš sužinojau labai įdomų faktą. Mes kalbame apie Afrikos ir kitų badui jautrių šalių situaciją, tačiau man buvo pateikta informacija, kad egzistuoja trąšų gamintojai, dvi didelės kompanijos Nigerijoje, viena Alžyre. Jos gamina per metus apie 30 milijonų tonų potašio pagrindų pagamintų trąšų ir tai dvigubai viršija Afrikos kontinento reikmes. Tai čia kažkas man nesueina galai. Taip, jos eksportuoja šias trąšas ne į Afriką, o į kitas valstybės. Tai galbūt tvarkykime grandines, prekybos ir gamybos grandines, tiesiogiai remkime tas šalis, kurias norime paremti, bet nepasiduokime šitiems dirbtiniams argumentams, kurie yra siekiama jos įgyvendinti tik su vienu tikslu, kad sukurti precedentą, parodyti, kad Europa jau krypsta į šoną ir tai būtų nepaprastai žalinga politiškai. Ir kiti argumentai taip pat neatlaiko kritikos. Baltarusiškos trąšos gali būti vežamos per Uslugos uostą. Kodėl nevežama per ten? Tai brangiau? Brangiau. Bet ar tai mūsų problema? Ne mūsų problema. Tai štai šiais argumentais vadovaujantis, aš manau, kad mes tikrai laikysimės labai aiškios, nedviprasmiškos pozicijos šito klausimo, nes tokia visada buvo Lietuvos pozicija. Dėl 11 sankcijų paketo Rusijai ir ką Lietuva siūlytų į tai įtraukti. Ir jūsų nuomonė, per kokį terminą mes turėtume tikėtis, kad kažkas pajudės šių klausimų? Aš jau pastebėjau, kad po kiekvieno naujo sankcijų paketo, visgi jau 10 jų turime, iš tikrųjų yra tam tikras laikotarpis, kuomet jaučiamas tam tikras nuovargis ir kurį laiką diskusijos vyksta labai vangiai. Taip, 11 sankcijų paketas bus. Taip, Lietuva stengsis įtraukti į jį tą patį Rosatomą ir jo valdybos narius. Šiandien tai vis dar sunku padaryti dėl Vengrijos pasipriešinimo ir manau, kad šitą linkme dar reikia tikrai padėti daug pastangų. Tačiau Ukrainos pavyzdys rodo, kad galima pamažu atsisakyti ir nuo Rusijos branduolinio kuro ir pereiti prie amerikietiško branduolinio kuro. Tai irgi labai geras pavyzdys tiems, kurie vis dar prisirišę prie tos Rusijos bambagyslės. Ir šiandien, ko gero, be 11 paketo dar labai svarbus sankcijų apėjimo klausimas. Jis tampa vis didesnį galvos skausmą keliančių klausimų. Tai yra apėjimas, įvairios schemos, su kuriomis mes susidurime nepaslaptis ir Lietuvoje. Ir ana pusė kūrė tas schemas, ko gero, greičiau, negu mes surandame priešnuodžius. Tai yra labai svarbu, kad sankcijų apėjimo prasme mes tikrai, dar ir šia prasme, labai svarbu, kad mes neatidarytumėme naujų langų, nesukurtume naujų skylių, nes tikrai visą tai apaugs įvairiomis sankcijų apėjimo sistemomis. Taip, kad yra tikrai apie ką pagalvoti ir svarbiausia, kad mes nenukryptume nuo to pagrindinio kelio, kuris jau duoda rezultatus. Mes skundžiamės, kad jie per maži,
Bet vis dėlto, jeigu mes padarysime sankcijas dar skylėtesnėmis, tai žinoma, kad tos pasakmės arba tie rezultatai bus dar blogesni. Tai ar mes šito norime? Yes, please. On the current financial turmoil, do you think that the current turmoil, the current turbulence brings a strong impetus to progress on the banking union, in particular on the European deposit insurance scheme? Yes, of course, this is a big problem, and we have to take all the measures which will avoid the spreading of such problems across Europe. And this is very important to increase the control systems in all countries of European Union in order to be resilient to this kind of possible infection from some such countries affected. But I don't see that it will create macroeconomical challenges in the European Union, and I hope very much that we are able, with control systems in place, we are able to take this challenge and to keep economy stable. Prezidentė Belickaitė pasitraukė, viceministras taip pat. Ar vis dar manote, kad Armonaitė ministrė irgi turėtų trauktis? Na, žiūrėkite, ponas Jurgutis buvo paskirtas ministrės Armonaitės politinio pasitikėjimo. Ponia Belickaitė yra, kaip suprantu, asmeninė draugė. Tai klausimai yra poniai Armonaitė. Jo labiau, kad mes matome, kad atsiranda nauja informacija apie dar kažkokius tai pažįstamus kaiminystės schemas ir taip toliau ir panašiai. Na, tai jau panašu į kažkokią sistemą. Ir tai tikrai daro labai blogą poveikį žmonių pasitikėjimo į politiką, politinėmis partijomis, politiką apskritai. Tai žinoma, galima mėginti, na kaip čia pasakyti, nuimti mažesnę galvą tam, kad būtų išsaugota didesnė. Klausimas, ar pačiai partijai tai yra naudinga? Ar nebus galutinis teisėjas rinkėjai ir žmonės, kurie visą tai mato, daro savo išvadas? Pasakykit, dabar labai iš jūsų žmonos sesers istorija yra primenama ir vėl keliama į viešumą, kad ji tapo, dekanė, neturėdama ten tam tikro laipsnio. Kaip vertinate, kad ši istorija yra keliama, bet būtent šios... Matyt, labai norima truputį pridengti galiukus, nes mano žmonos sesers istorija yra visiškai iš kitos srities. Ir jeigu kas nors galėtų pasakyti, kad aš pats asmeniškai arba mano komandos nariai susisiekė ir kažkaip tai protegavo, aš tą pačią dieną atsistatydėsiu. Ačiū. Prezidentė, dar apie amuniciją, labai trumpai. Priimti yra 2 milijardai amunicijai Ukrainai, milijonai sviedinių, bet jau dabar aišku, kad to nepakaks. Ir kiek žinau, kad šiandien turėtumėte ieškoti, bent jau pradėti ieškoti sprendimo dėl tolesnio finansavimo, apie 3 milijardus beje, man atrodo, kalbama. Tai ar tikite surasti tą sprendimą dėl tolesnio finansavimo amunicijai? Žinote, pati idėja yra tikrai gera, mes ją sveikiname, mes ją parėmėme dėl tų bendrųjų pirkimų. Bėda šiandien yra gynybos pramonės pajėgumai. Ir tokie dalykai kaip gynybos pramonės pajėgumų didinimas, tai nėra taip labai greitai išsprendžiamas dalykas, nes tai yra susijęs su konkrečiomis investicijomis. Ir šitoje vietoje mes galime sukurti kokias norime platformas ir jos gali būti labai protingos ir labai efektyvios, bet jeigu mes nesugebėsime pritempti gynybos pramonės iki mūsų reikmių, toliau turėsime tuos pačius butelio koklelio efektus, kuriuos turime dabar. Tai šiandien apie tai taip pat kalbėjome ir aš tikiuosi dar kalbėsime toliau. Strateginė autonomija gynybos pramonės srityje. Jūs pamenate, prieš kurį laiką prezidento Makrono iniciatyva buvo strategijos autonomijos klausimas keliamas ir tą kartą jisai sukėlė tokių dviprasmiškų reakcijų, kadangi buvo galvojama, kad tai yra kažkaip prieštaraujantis mūsų NATO vienybei siūlymas. Šiandien, man atrodo, tokių klausimų nebeliko. Niekas nekvestionuoja NATO kaip kolektyvinės organizacijos svarbos tame tarpe ir ES pačiai. Bet labai svarbu, kad Europa galėtų prisimti tuos iššūkius, kuriuos mes šiandien akivaizdžiai matome, kad kai kur mes trukinėjame per siūles, nes tiesiog mūsų gynybos pramonė nėra pakankamai pajėgi. Ir šitoje vietoje turbūt reikės padėti daugiausia pastangų ir aš tikiuosi, kad visi tai supranta taip pat kaip ir mes, nes Ukrainai reikia padėti, bet dar svarbiau, reikia taip pat
padedant Ukrainai atnaujinti tai, ką mes atiduodame, nes mes negalime tuščiais sandėliais arba tuščia įrangas likti. Tai nelengvi klausimai, bet aš manau visi kartu galime tuos klausimus spręsti. Ačiū labai. Dėkui.